Kitas darbotvarkės klausimas 15 KP 163. Žmonių laidojimo palaikų įstatymo numeris 10.404 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Prašome Domą Griškevičių, kadangi yra pirmam straipsniui pastabų pasiūlymų nėra, bet antrajam galima pritarti bendrų sutarimu. Prieštaraujančių nėra, ačiū. Antrajam straipsniui turime Teisės departamento pastabą. Prašome pakomentuoti. Taip, tai komitete buvo gauta viena Teisės departamento pastaba. Komitetas techninio pobūdžio ją įvertino ir bendru sutarimu pritarė. Dėkojame, ar galima pritarti antrajam straipsniui su Teisės departamento pastaba, kuriai komitetas pritarė bendru sutarimu. Prieštaraujančių nėra, ačiū, pritarta. Dėl viso projekto yra norinčių pasisakyti. Motyvai už. Domas Griškevičius, prašom. Dėkoju pirmininkaujantį už galimybę pasisakyti. Tai klausimas jau buvo aptartas, aišku, mūsų salėje kitose stadijose ne kartą, bet vis dėlto dar norėtųsi kelis argumentus už. Tai nereikia baimintis, kad kažkokia dabar atsiranda naujas mokestis, nes toks mokestis, tiksliau ne mokestis, o galimybė savivaldybių tarybom pačioms nustatyti vienkartinį mokestį už kolumbariumo vietą buvo ir buvo panaikinta vos prieš kelerius metus. Bet kas įvyko realybėje? Realybėje įvyko tai, kad tiesiog kai kurios savivaldybės nebeskiria tam pinigų, nes seniau už surinktas lėšas būdavo būtent ir organizuojami naujų kolumbariumų statybos darbai. Šiai dienai kelios savivaldybės apskritai neturi tokios galimybės to daryti, nes savivaldybės tiesiog nebestato kolumbariumų, nes tai kainuoja. Kitas dalykas, mes dažnai kalbame apie savivaldybių finansinį savarankiškumą, bet štai kažkaip tai, kada perinam prie prievolių, kurias turi daryti savivaldybė užtikrinti tam tikras funkcijas, nepasitikim savivaldą ir sakom, ji negali nuspręsti, kiek, tarkim, galėtų kainuoti ta vienkartinė rinkliava ir sakome, ji privalo būti nemokama, nes nemokama neva ir yra, taip liaudiškai tariama, duobė. Tačiau mes pamirštame, kad ta iškasimas kainuoja, paminklas kainuoja, viskas kainuoja. Ir bendroje sumoje kolumbariumas dažnu atveju, net kada ir buvo mokestis, iš esmės kainuoja mažiau. Todėl šitoj vietoj tikrai kviečiu pasitikėti savivaldybėmis, jų galimybę spręsti dėl pačio dydžio. Jis gali būti simbolinis, gali būti numatoma, kaip ir buvo praeityje pačių tarybų numatytos tam tikros išimtis tam tikrom socialiniam grupėm. Kaip pavyzdys, Šiauliuose mes turėjome išimti tremtiniams, kurie irgi tą galėjo naudoti kolumbariumo vietą nemokamai. Taip kad kviečiu palaikyti. Dėkoju, motyvai prieš. Jurgis Razma. Man nerimtai atrodo tos savivaldybių aimanos. Liktai kolumbariumų įrengimui čia reiktų kažkokių milijoninių apimčių. Tikrai tos sumos nėra didelės ir turėtų savivaldybių vadovai jaustis atsakingi prieš savo bendruomenės, jeigu yra toks poreikis ir įrengti tos kolumbariumus. O čia yra klausimas apie žmonių lygias teises, nepriklausomai nuo to, kokį palaidojimo būdą renkasi. Ar vienu atveju reikia mokėti savivaldybei, kitu atveju nereikia. Ką Domas lygina, kad kainuoja paminklas, duobės iškasimas, atsiprašau, kremavimas turbūt dar daugiau kainuoja. Tai čia nereikia lyginti, ką privačiai žmogus išleidžia, spręsdamas tuos klausimus, bet klausimas, kiek jis atsiskaito su savivaldybė, gaudamas tą paslaugą paskutinę savo artimajam. Tai aš siūlau laikytis tų nuostatų, kurios buvo įtvirtintos ir nereaguoti į tas savivaldybių perdėtas aimanas. Dėkojame. Motyvai už. Tomas Tomilinas. Gerbiami kolegos, aš pirmiausia kreipiuosi į socialdemokratus. Aš esu kairiųjų pažiūrų, aš norėčiau, kad viskas būtų Lietuvoje nemokamai, visas paslaugas galėtume žmonėms duoti, bet realybė yra tokia, kad žmonės neturi šitos paslaugos, nebeturi, tiesiog nebestato tų kolumbariumų. Ir kai nėra paslaugos, kai tu renkiesi tarp dviejų blogybių, ar kažkoks simbolinis mokestis, kurie savivaldybė gali kad ir eurą padaryti,
ar iš viso paslaugos neturėjimo, tai aš renkuosi paslaugos turėjimą. Vien todėl, kad aimanos yra ne iš savivaldybių, aimanos yra iš žmonių, kurie sako, buvo tokia galimybė, dešimtmečius egzistavo tvarka, įsikišo Seimas, viskas, nebeturim kolumbariumų. Kodėl? Kodėl mes turim taip palikti žmonės be paslaugos? Tai aš siūlau atkreipkite dėmesį visi, į ką kalba savivaldybių asociacija, pateikus oficialias pozicijas. Jūsų merai labai aiškiai pateikia pozicijas. Daugelis jūsų iš viso buvot patys merai, vicemerai. Atsimenat, kai vidaus sandoriai buvo draudžiami? Privatininkui galima, o viešajam sektoriui negalima. Tai va čia iš tos pačios operos, visiškai neligybė. Aš čia kalbu iš savivaldybės finansinio savarankiškumo pusės. Savivaldybė, jeigu nori daryti labdarą, prašau, jinai darys labdarą. Bet neatimkim iš jos galimybės taikyti tas pačias sąlygas, kaip ir taiko privatininkas. Nes privatininkas ateis ir padarys didžiulę kainą ir tada mes, taip sakant, mokėsim dvigubai. Tai negriaukim tos tvarkos, kurią sugriovėm prieš 2 metus, o jinai egzistavo dešimtmečius ir viskas buvo gerai. Niekas ją nesiskundė. Dėkojame, motyvai prieš Valius Ąžuolas. Iš tikrųjų, šis įstatymas tai totalaus savivaldybių cinizmo pavyzdys. Sako, savivaldybės neturi pinigų, kur dažniausiai keliasdešimt tūkstančių, ne milijonų reikia įrengti amžino poilsio vietą. Žmogus visą gyvenimą moka mokesčius savivaldybei, valstybei, kad gauti nemokamą poilsio vietą. Dabar mes sakysime taip, duobę tu gali gauti nemokamą, leisim tau nemokamai ten amžino poilsio vietą turėti, bet jeigu jau kolumbariumą, tai jau reikia susimokėti. Pateikiu pavyzdį. Akmenės rajono savivaldybė metų gale turėjo nepanaudota 10 milijonų eurų. Visus Lietuvos savivaldybės turėjo nepanaudotų lėšų 600 milijonų eurų. Ir mes sakom, kad ten kelių šimtų tūkstančių neatrasim kolumbariumo. Tai gal nustokim tyčiotis iš tų žmonių, iš jų paskutinės amžino poilsio vietos ir suteikime ją nemokamai. Jeigu verslas nori statyti už brangiai, tegul stato. Jo teisė yra daryti, ką nori. Bet jeigu savivaldybė siūlys tą pačią vietą nemokamai, tai ir pas tą verslą niekam nereikės eiti. Tai tikrai negalim pritarti tokiam įstatymui ir siūlau balsuoti prieš. Dėkojame, motyvai už Linas Jonauskas. Ačiū, gerbiama posėdžio pirmininkė. Noriu pasakyti ir atliepti iš karto Valiui, kad dabartinis teisinis reguliavimas, kurį mes sutvarkėm praeitoje kadencijoje, yra blogas ir jisai kaip tik sudaro prielaidą savivaldybėm piktnaudžiauti. Ir sureaguosiu šiek tiek į Jurgį. Čia yra ne apie savivaldybių aimanas, o apie galimybę žmonėms. Aš suprantu, kad praeitoje kadencijoje irgi atvėrėm kelią ir galimybės ir jūroje, ir upėje išsibarstyti pelenus, bet jeigu žmonės nori būti palaidoti kolumbariume, šiandien tos galimybės nėra. Pritariu ir Tomui, ir Domui, jų išsakyti argumentai yra geri, todėl kviečiu visą Seimą sudaryti galimybės žmonėm jų paskutinę valią išpildyti ir būti toj savivaldybėj palaidotiem, kurie nori ir ne žemėje, o toje teritorijoje, kur jie norėtų, tai yra kolumbariumuose. Be šito įstatymo pataisų jie to padaryti negalės. Kviečiu palaikyti projektą. Ačiū. Ačiū, motyvai prieš Saulius Luščikas. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, raginu nepritarti vadinamajam numirėlių mokesčiui, nes siūlymas apmokestinti mirusiųjų laidojimą yra tiesiog gėdinga. Pirma, laikaiusi nuostatos, kad valstybė turi padėti žmonėms sunkia nakties valandą, o neįvedinėti naujus mokesčius. Antra, dauguma kolumbariumų buvo pastatyti už mokesčių mokėtojų pinigus, todėl būtų neteisinga žmonės apmokestinti antrą kartą. Trečia, apmokestinant kolumbariumų žmonės vėl rinksis tradicinį laidojimo būdą. Todėl greičiausiai pildysis įprastos kapinės, kurioms teks ieškoti naujų žemės sklypų, o tai kainuos labai brangiai. Todėl prašau, būkime supratingi ir nevedinėkime naujų mokesčių numirėliams, kad laidotuvės netaptų tik turtingųjų privilegija. Kolegos, visų prašau nepalaikyti šio projekto. Ačiū. Dėkoju, motyvai už Linas Kukuraitis. Dėkuoju, posėdžio pirmininkė. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad šita problema jau dabar egzistuoja. Kolumbariumų nebėra ir plotai skiriami kapinėms, jie tik tai auga. Tai reiškia, kad problema nesisprendžia. Ir šiuo atveju tai yra siūlymas, kaip spręsti problemą. Tai jeigu norite, kad būtų nemokamų kolumbariumų, tai tada tie, kas pasisakot prieš, ateikit su statymo projektu, kiek kolumbariumų kiekvienoje savivaldybėje turi būti pastatyta iš savivaldybės lėšų ir teikiama nemokamai. Teikite statymo pakeitimus, bet to nedarote. Ir šiuo atveju stabdot bet kokią galimybę žmonėms būti palaidoti
tiems taip, kaip jie nori. Ir nemokėti tų milžiniškų mokesčių, kuriuos reikia mokėti privatiems kolumbariumų turėtojams. Tai šiuo atveju tai yra pagalba žmonėms susilaukti tai, ko jie nori. Ir stabdyti tą kapinių plėtrą, kuri dabar bet kuriuo atveju vyksta. Tai siūlau palaikyti, o savivaldybės visada turės galimybę neimti mokesčio. Ir tai taip pat galės būti politinės diskusijos dalimi prieš savivaldos rinkimus. Dėkojame. Motyvai prieš. Ramūnas Vyžintas. Gerbimi kolegos teikiantis tą pasiūlymą, iš tikrųjų man antrinu kolegai Sauliui kalbėjusiam, yra tiesiog gėda, kad norima apmokestinti, norima diferencijuoti į žmonės turinčius pinigų susimokėti. Savivaldybių biudžetai auga milijonais litų, sakykime, per visą Lietuvą tai yra jau milijardai ir eurų, atsiprašau, ir gerbiamieji, pagalvokite, tradiciniam laidojimui reikalingi plotai, didžiuliai plotai, kuriem reikia atlikti poveikio aplinkai procedūras, susidaro sanitarnės apsaugos zonos. Turim žmonėm duoti galimybę būti ir po mirties lygiems. Dėkojame. Motyvai už prieš išsakyti. Balsuojam. Užsiregistravo 95, balsavo 94, už 59, prieš 12, susilaikė 23. Įstatymas priimtas.